knygo, vieno unikalių Ligijos Tuskėnienės nuotrauko, Balė paveikslo ir du dviratis. Vieno norvegiško, a kito naujo. Vatepa. Mielo žavios asistentės, vat ateina akvariums, kur yra vis sudėtus jūsų šaknelis. Ir mums reikės vaikų savanorių. Vat ateik, brolio, padėk, mums ištrauks vėliavo. Ar yra drąsių vaikų šitam kaim, miest? Va piliets. O, Coca-Colas, įkalės. Davidai, varyk greičiau. Gerai, palauk, neskubėk. Pirmiausia šitas berniuks. Gerai. Pirms priz. Mums reikia dar vienas mergaitės. Dabar reikia gražios žavios mergaitės. Kur seniūnas? Seniūnas, atneškite mums vėliavo. Jos už fotoaparatą griebė. Ne, mums reikėtų vėliavos. Vienos vėliavos. Saločiai turi pačio didžiausio rajon vėliavo ir ta graži tradicijai puoštės valstybės ženklais iš tikrųjų yra siektins pavyzdys visam rajonui ir manau, kad šitas priz irgi yra toks labai simboliškas ir prasmingas. Brolio ištrauk numeriukų. Vieno. Gerai. Ir pirmo valstybinę vėliavą laimėjęs žmogus, kuris turi numeriuko 45. Pasko yra 45 numeriuks, tas yra laimėtais Lietuvos valstybinės vėliavos, pačios gražiausios vėliavos pasaulyje. Ir, dabar to, užsimerk, nežiūrėk ir ištrauk dar vieno laimingai. Ir žmogus, kuris turi numeriuko 286, jis laim dar vieno valstybinį vėliavą. Va, ir kažkas atein, parodykit savo bilietėlį. 45. Seniūnas, va, ateikit vėliavo iš tikrųjų. Va šitas pilietis. Ir 286, va dar vienas. Dar kito vėliava. Sakė žmogus kaip olimpijas. Nu, iš tikrųjų, Saločias buvo kažkas panašus į olimpijins varžybas, vėliavų, laivų plaukims ir Lietuvos trispalvė, pat gražiausias pasaulio vėliavų. Gerai. Pat brangiausia kiekvienam salotiečių knyg, tai yra Saločio knyga. Ir vadovai šitą gražią mergaičiukę užsimerks ir ištrauks knygos nugalėtojai. Pažiūrėkim, kam atiteks knyga apie Saločius. Nu. Ir tai yra žmogus, kurio numeris yra 352. 352. Šitą bilietą laimėtojais laim knygo apie Saločius. Va, kaip mums gerai sekas su laimėtojais didžiųjų prizų. 352, tai yra Saločių knygos laimėtojai. Sveiki. Unikalus autorinis darbas, Ligijos Tuskėnienės fotografijai, Didysis kanjons. Ir šitas unikalus darbas atiteko žmogui, kuris turi numeriuko, va dabar tu, broli, užsimerk, ištrauk dar vieną skaičiuko. Dar vieną skaičiuko. Va, ir nuotrauką atitenk. Ta žmogui, kuris turi numerį 10. 10 numerį savininkė. Žiūrėjo, dūsava ir laimėjo nuotrauką. Ne. Ta mergaitė laimėjo. Jei, mergaitė savo įsitraukė prizą, nesunku tuo patikėti, iš tikrųjų, sveikinam. Duon yra gera, als da geriau, dešur nėra bloga, bet dvasinis pens, dvasiniai dalykai iš tikrųjų yra tas dalykas, kuris, kad jis nepasveriams, nepamatuojams, nepalaižoms, bet laimės ir džiaugsmas sudėjo gerokai daugiau. Ir aš su didžiuliu džiaugsom ir garb pristatu jums, nesakykit, pačią geriausią Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos dailininką Balę Tuskėną paveikslą. Ir va tuoj mes išlošėm šitą unikalų daiktą ir, nežinau, dabar va tas
vaikinus iš kraštą. Užsimerk ir pažiūrėsim, kamgi atiteks balio paveikslas. Tai yra žmogus, kurio numeris 256. 256. 256. Šitam žmogui atitenka balio Tuskėno paveikslas. Kai jau sakėm, tie numeriukai, aš tikiuosi, mes kažkok būt, kam nors paskelbsim, nežinau, mažai laikraštį parašysim kokį nors ir... Lėktas atsirado laimėtojas, bet jos bilietų pametė, bet nesurasė. Čia mano numeris. Alo? Taip, aš jau. Nenori. Nu ko, da vienas dvirats, tu mok važiuoti su dviračiu. Vat, ano dvirat su pilkrėm. Atsistok ir pamėgyk pavažiuoti. Parodyk visiems, kad tas dvirats važiuoja. Vat šito šauno dviratuko kažką mes... Va, pats sportiškiaus 256. Ei, pats geriausias sportininkas Saločių kraštą ir atitenkėm iš tikrųjų. Galėti bereik, kad savas mens turi likti savo kraštan. Gerai, ir dviras išvažiavo, ar sugrįžo, nesugrįžo, kur mūsų prizas? Va, prizas grįžt, viskas gerai. Net ramiau pasidarė. Gerai, dviras važiuoja, nieks nebild. Na ir vaduokim dabar tai mergaitė, jos kažkaip labiau laimėjo ant rank. Tuoj pažiūrėsim, kam atiteks pirmasis dvirats. Ir tai yra žmogus, kurio numeris yra 189. 189. Pasko yra numeriuks 189, jūs laimėjate dviratį. Jokios korupcijos jūs vis matėt, sakė, čia seniūną anūką bilets. Nu, pablokit seniūnui. Gerai, ir dar vienas. Naujutėlis, gražutėlis, blizganis, da, tepalas yra lyv kvepens dvirats ir pats pagrindinį šitą vakarą priz. Na ir šitam mažam piliečiui duokiam. Užsimerk, ištrauk ir duok man. Gerai. Kaip čia dabar jums labiau pakankinti. Paskutin šitą numerę skaičius yra vienetuks. Ar yra žmonių, kai paskutinis numeris yra 1? Vat klebons pakėlė ranko. Labai gerai. Antras skaičius yra 4. 41. 41. Ir dabar labai svarbu, koks yra pirms. Galbūt 0, galbūt 1, galbūt 2, galbūt 3. Ir laimingasis numeris yra 341. Ar turim nugalėtojų? Vat žvavio povinio, kurie tiesiog tuo iki dangos pašoks. Pablojam jai. Jau taip norėję, sakė, jau taip norėję. Prašom, parodykit bileto, taip, 3, 4, 1. Prašom sėst ir važiuoti. Tikiuosi, kad mokat. Paplojam. Atėję be nieką išvažiavo su dviračiais. Argi gali būti geriau? Tai va. Ačiū visiems, kas dalyvavot. Aš manau, kad kitais metais loterija vėl bus. Ir mes dar daugiau ačiū jaunims. Jūs pats šauniaus, pats geriaus. O tada stebuklingų rankų ir pats savo įsitraukė prizo. Kasgi galėtų patikėti. Liek dabar sėst. Ačiū visiems. Jau atrodo, kad čia viskas baigės, bet iš tikrųjų viskas tik dar prasideda. Ir iš tikrųjų dabar jūsų laukia. Marijampoliečių. Pačios kečiausios grupės Age koncertas. Po tą
20 valandą kviečiam visi diskoteko. A kas nenori tūsinti su jaunim, kviečiam į kultūros centro, kur pasirodomos filmai Saločių istorija ir praeitų metų šventės vaizdai. Nu, vakar pusė 12 vėl viso kviesim ant Mūšos upės krantą į lazerių ir ugnies šou. Uždekim Mūšo. Geros šventės. Ačiū, aš buvau Viktoras iš Joniškėlė. Aš tikiuosi, kad mes dar duos Dievs, kada nors gyvenim pasimatysim. Gerą vakarą visiems. Saločiai yra pats geriausias pasaulio miestas, bet šalimais Joniškėlė. Ačiū.